Esu Edvinas Adomaitis, buvęs krepšininkas, šiuo metu dirbantis naujai įkurtoje krepšinio mokykloje Šakių rajone. Ir aš jums parodysiu, kaip atlikti taisyklingai metimą į krepšį. Atliekant metimą yra svarbu šiek tiek sulenkti kelius, kurie yra pagalbininkai metant. Reikia laikyti tiesią ranką, niekur nepakreipta į šoną, susikaupti ir atlikti taisyklingai metimą. Viena dažniausiai pasitaikančių traumų krepšinio aikštelėje yra čiurnos plyšimai ir patempimai. Dauguma svarsto, kaip greičiau atsistatyti ir sugrįžti į krepšinio aikštelę. Todėl aš jums duosiu keletą patarimų, kaip greičiau grįžti ant parketo ar į krepšinio aikštelę. Atsitikus traumai, jums reikės fastum gelio ir leotono mišinio. Reikia tolygias dalis pasidaryti ir tepti ant sužeistos vietos, kur jums yra nuplyšę raiščiai kurioje vietoje. Ištepat, apdžiūva, tada imate traumelį. Traumeliu ištepate taip pat skaudamą vietą ir laukite, kol nudžius. Apdžiūvus reikia šaldyti pirmas 3 dienas, būtinai reikia šaldyti. Jeigu jautite, kad šaldymas nepadeda ir jums ištisai vis tiek kyla karštis, kojoje vyksta, reikalinga paprastas dalykas – varškė. Varškę apdedate aplinkos, apvyniojate salafanu ir nutrauksim karštį. Tikiuosi, šitie patarimai jums padės ir grįšite greičiau į krepšinio aikštelę.